Ir įdomus pristatymas. Jau įrašinėjom. Tai susitikimas bus įrašomas. Labai kviečiame klausti klausimų ir prisijungti į šitą bendrą diskusiją. Spausti. Ačiū. Tai kodėl pasirinkau Viktorą Franklį? Tai šis žmogus yra labai įdomus filosofas ir psichologas. Ir jisai, gimė 1905 metais, mirė 1997 metais, yra austrų psichologas, psichiatras ir jisai yra logoterapijos kūrėjas. Gal jūs esat girdėję, kas yra logoterapija ar dalykas? O kas yra logos, logo, kur mes jį naudojame šitą žodį? Logotipai, labai gerai. Kur dar esame girdėję logo kaip tokią logiką, teisingai, ar ne? Tai viskas, kas susijęs su mąstymu, su žodžiu ir su mūsų pasaulio supratimu. Biologija, geologija ir panašiai. Tai šis žmogus ir nagrinėjo logo kaip sampratą, ką duoda mums žodis, ką mums duoda mąstymas, kaip toksai dalykas. Ir jisai taip pat egzistencinės psichoterapijos atstovas. Tai jisai ir kelia klausimus, ką reiškia būti ir ką reiškia, kai mūsų būtis, mūsų egzistencija pasibaigia, ar ne? Ką mums mirtis duoda, kaip gyvenantiems. Kas įdomu, kad 1942 metais Franklis su savo šeima, su savo žmona ir tėvais buvo ištremti į koncentracijos stovyklą, nes šis žmogus buvo žydų tautybės asmuo. Ir pradžioje, kiek žinome, kad ten dirbo gydytojų, bet paaiškėjus apie jo žinias, apie jo patirtį, jisai gavo darbą ir psichiatrijos srityje. Ir pagrindinės jų užduotis buvo padėti naujokams, kurie tik atvyko į šitą stovyklą, įveikti tą pirminį šoką, pirminę baimę ir prisitaikyti šitoje naujoje aplinkoje, kaip įmanoma geriau įsidarbinti, atlikti savo veiklas ir ten išbūti. Tai Franklis, matome, perėjo šitą lagerio siaubą ir suprato, kas yra mirtis ir kad mirtis yra labai labai šalia jo. Ir kaip ir visi lageryje gyvenę žmonės, jisai neturėjo garanto grįžti atgal namo gyvas. Tai taip gimė jo vienas iš garsiausių kūrinių Žmogus ieško prasmės. Galbūt jums teko skaityti šitą kūrinį. Galbūt teko girdėti. Matau viršai, ar ne? Teko. Tai vienas iš įdomiausių, svarbiausių veikalų, kuris mums pristato kančios, mirties ir gyvenimo prasmę. Vat ką mes dabar ir nagrinėsim. Tai Franklis, ar ne, net ir tikėjo, kad net ir sunkiausiamis gyvenimo akimirkomis kančia turi prasmę. Kad gal net būtent mūsų sunkiausiamis gyvenimo akimirkomis kančia, mirties apmąstymas mums padeda grįžti į gyvenimą ir atrasti gyvenimą iš naujo. Ir šis įsitikinimas, sakome, tampa pagrindu kuriant logoterapijos metodą, kai žmogus apmąstydamas savo baigtį pradeda iš naujo vertinti savo gyvenimą čia ir dabar. Tai taip ir atsirado šita knyga Žmogus ieško prasmės. Ir remiantis šitos knygos keliais aspektais bei Franklio gyvenimo aprašymų pabandysiu apmąstyti kelias mintis apie gyvenimo ir mirties prasmę. Kas įdomu dar dėl Franklio, kad jisai domėjosi ne vien tik kančios sampratą, bet ir depresijos ir savižudybių psichologija, kas yra nepamainomas klausimas, nagrinėjant šitą mirties klausimą. Tai mirties prasmė pagal Viktorą Franklį.
Tai pabandžiau išskirti keletą jo idėjų. Ir pirmoji idėja yra, kad gyvenimas nors ir pasibaigs, bet nėra beprasmis. Kad dauguma iš mūsų, ir aš ar ne, galvojame, kad mirtis žmogaus gyvenimą užbaigia. Tarsi atskiria nuo viso to, ką mes galime iš naujo padaryti. Ir tarsi panaikina visus mūsų nuopelnus. Bet čia Franklis išvelgia priešingą idėją. Jisai sako, kad mirtis žmogaus gyvenimui duoda prasmę. Ir jisai pateikia labai įdomų, gražų palyginimą, kad žmogus yra tarsi skulptorius, kuriam duotas laikas, bet tas laikas anksčiau ar vėliau pasibaigia. Ir tik, galima sakyti, žmogus nežino, kada tai pasibaigia, bet žino, kad jisai turi kuo greičiau įvykdyti savo užduotį, kuo greičiau padaryti tai, ko jisai siekia per savo gyvenimą, nes nežino, kada tas gyvenimas pasibaigs. Tai kiekviena minutė, kiekviena valanda žmogaus gyvenime tampa svarbi dėl to, kad jisai žino, jog artėja mirtis. Tai čia matome vieną tokią poziciją, kad mirtis tarsi įprasmina mūsų gyvenimo kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, nes mes nežinome, kada ta valanda bus paskutinė. Tada antroji idėja. Kad net jeigu žmogus miršta, gėris ir visa tai, ką žmogus sukūrė, vis tiek išlieka po jo mirties. Tai viskas, ką mes darome, ką mes pasakome, su kuo mes susitinkame, kokį įspūdį, kokią, galime sakyti, įžvalgą paliekame žmonėse, tai pasilieka net po mūsų mirties. Ir mes matome vienus iš tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Sokratas. Jisai jau seniai numiręs, bet mes jo mintis matome per Platono darbus. Ir netgi klausėme, ar Sokratas kaip toksai iš tikrųjų gyveno, ar tai yra Platono sukurtas veikėjas, ar ne? Bet žmogus ar gyveno, ar ne, bet jisai paliko labai labai didelį įspūdį, labai didelės mintis mums, netgi ir po jo mirties. Ir čia Franklis mums primena, ir pavyzdžiui, žydų tautoje ir senovės tautoje tokią turimą idėją, kad mes paliekame save, mes gyvename per mūsų palikuonis, per žmonės, kuriuos sutinkame, per tai, ką mes jiems paliekame ir per tai, kokį savo paveikslą mes jiems paliekame. Tai irgi tokia labai įdomi mintis. Ir trečioji mintis, kad mirtis tarsi galutinis antspaudas, kad kai mes mirštame, mes jau nieko nebegalime pakeisti, ką mes padarėme, kad visi mūsų sprendimai, kuriuos pasirinkome, visi mūsų darbai, kuriuos mes padarėme, mirties akimirka jau yra užbaigti. Ar mums atrodytų, jog mes užbaigėme savo pradėtą darbą ar ne, bet tai jau yra mūsų darbo pabaiga. Ir taip pat sako, kad viskas, ką mes darome iki mirties akimirkos, viskas, ką mes nusprendžiame, priimame, keliauja į amžinybę su mumis. Ir čia mes matome Franklio tokią krikščionišką idėją, kad amžinybė yra tai, ką mes pasirenkame, kol esame gyvi, ir tai tęsiasi toliau. Kaip mes toliau tą išgyvename, ką pajuntame, jau tai tampa paslaptimi, bet mes gauname tam tikrą atsakomybę, kuo geriau įvykdyti savo užduotis iki mirties. Tai galima sakyti, kuo geriau įvykdyti savo pareigą, savo atsakomybės kiekvieną dieną, nes niekada nežinome, kada bus ta paskutinė valanda. Tai čia irgi Franklis šitą idėją apmąsto ir pateikia. Ir toliau keliaujant dar vienas aspektas, kurį noriu pristatyti, tai bažnyčios mokymas apie mirtį. Kadangi Franklis pristato gan krikščionišką požiūrį į mirtį, pomirtinį pasaulį, jisai tarsi užsimena, kad gali būti tas pomirtinis gyvenimas, į kurį mes išsinešame tai, ką mes dabar darome. Tai bažnyčia irgi tai pristato, kad mirtis yra žemiškojo gyvenimo pabaiga ir mūsų gyvenimas trunka tam tikrą laiką.
neapibrėžta ir mums nežinoma, kiek tai truks. Ir kad bėgant šiam laikui mes keičiamės, senstame, augame ir patiriame naujų dalykų. Ir kad tiek žmogui, tiek ir visai gamtai pabaiga, mirtis yra normali gyvenimo dalis. Ir kad mirties bruožas, mirties jausmas mus verčia skubėti. Ir mus verčia kuo geriau atlikti tam tikras pareigas. Mus verčia realizuoti save. Ir čia, kaip sako Koheleto arba mokytojo arba Ekleziasto knyga, kurią mes prieš keletą metų nagrinėjome archėje, sako, kad atsimink kūrėją savo jaunystės dienomis. Tai praktiškai kiekvieną savo gyvenimo dieną. Kad dulkė sugrįš į žemę, kaip jos kadaise buvo, o gyvybės alsavimas sugrįš pas Dievą, kuris jį davė, kuris mums davė pradžią ir kuris mums duos pabaigą. Tai irgi priverčia mus vertinti kiekvieną dieną per mirties apmąstymą. Tai vėlgi mirtis pasitarnauja kaip gyvenimo įvertinimas. Ir dar vienas aspektas, kurį noriu pristatyti va šitoje temoje, tai mirties minėjimo tradicijos. Kodėl mes gyvieji minime mirtį ir kodėl mes skiriame mirčiai, mirimui, mirusiesiems tam tikras datas ir kodėl prisimename mirusiuosius, jeigu jų nebėra šalia mūsų. Tai čia matote kelias nuotraukas. Galbūt kas nors turite idėjų, kas vaizduojama va tenai kairėje nuotraukoje. Kas čia galėtų būti? Panašiai. O, tai čia gyvas žmogus buvo, tai iš jo iškamšų padarė, ne? Labai panašiai. Kad čia buvo gyvas žmogus, tai tiesa. Bet čia ne skulptūra, čia yra dar. Taip? Mumija, teisingai. Tai matome kai kurios rytų kultūros, kai kurios rytų gentys vis dar turi šitą tradiciją, kad mirusiuosius, mirusiųjų palaikus laiko kaip tokiais šventais, kaip labai svarbiais išsaugoti savo namuose, parodyti pagarbą mirčiai ir parodyti pagarbą tiems, kurie iškeliavo. Tai čia matote, galima sakyti, mumifikuotą senolės, šitos šeimos narės palaikus, kurie yra laikomi namuose ir paskui galiausiai palaidojami. Dešiniajame paveikslėlyje galbūt turite idėjų, kas čia vaizduojama, kokios apeigos čia galėtų būti. Taip. Labai į tą pusę. Aukoja. Saulės dievui. Saulės dievui. O kodėl Saulės dievui? Su mirtim. Bet labai primena į aukojimo ritualus, ar ne, į kažką, kas susijęs su dievybė. Tai ir dešiniajam paveiksle matome išreikštą pagarbą mirusiesiems. Ir čia matome tam tikrą atsisveikinimo ritualą su mirusiuoju, kai mirusysis irgi yra paruošiamas amžinai kelioniai į kitą pasaulį, į pomirtinį pasaulį ir jam atliekama tam tikra pagarbos ir atsisveikinimo ritualas. Kur taip? Žinokit, nesu tikra, kas ten, bet gali būti dar vienas ritualinis įrankis, bet nesu tikra. Bet matome šitokių paveikslų, kai žmogus yra ant tam tikro ritualinio stalo, paruošiamas mirčiai, iškeliavimui į amžinybę ir Egipto kultūrose ir prieš žydų tautos kultūras. Tai keliaujant į Lietuvą, į Lietuvos istoriją, į pagarbą mirusiesiems, tai mes turime dvi tokias šventes, kada pagerbėme mirusiuosius. Tai pirmiausia vėlinės, ilgės, kada mes švenčiame lapkričio 2 dieną, pagerbėme visus savo mirusiuosius, prisimename visus savo protėvius, visus savo artimus žmonės, kurie iškeliavę.
Ir kokia įdomi tradicija dėl žvakių. Vat irgi buvo įdomu, kad tikima, jog uždegant žvakes, jog tos žvakės ant kapų tarsi nušviečia mirusiesiems kelią. Bet krikščionys, ar ne, kaip mes krikščionys tikime, kad žvakė irgi simbolizuoja Kristų kaip pasaulio šviesą ir mirusiajam tai irgi parodo tą šviesą link ko judėti po mirties. Tai va žvakės, dėl ko mes nešamės jas ant kapų, ar ne, irgi turi tokią gilesnę prasme. Taip pat vėlinių šventimas siekia tam tikrus daug tolimesnius laikus negu vien tik krikščionybė, tai siekia ir pagoniškas šventes, pagoniškus laikus, kai buvo pagerbiami mirusieji ir su jais buvo atsisveikinama, juos pagarbiai palaidojant ir prisimenant juos. Ir taip pat buvo tikima, kad mirties metu žmogaus vėlė arba siela, kaip mes krikščioniškai sakome, atsiskiria nuo žmogaus kūno ir gali vėliau bendrauti su gyvaisiais, gali juos saugoti su jais, susitikti vėl ir juos lydėti link gėrio, link kito pasaulio. Ir kokios dar įdomios tradicijos Lietuvoje, va šalia mūsų, tai kad XIX amžiuje kai kuriuose Lietuvos regionuose dar buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes, kviesti jas savo mirusiuosius. Tai kartu paminėti tą dieną, kad mes galime va šią dieną susitikti su mirusiaisiais, juos prisiminti ir vėl su jais būti, nors ir nematomų būdų, bet per maldą, per ritualus, per vaišes. Ir gal pamenate, kokioje dar krikščioniškoje šventėje mes mirusiesiems paruošiame vaišes, paliekame vietą šalia mūsų. Per kūčias, teisingai, ar ne? Tai irgi paliekame, laukiame jų sugrįžtant, ar ne? Parodome, kad jie yra mūsų šeimos dalis. Tai vėlgi yra svarbus momentas, ar ne, kad mes rodome dėmesį savo mirusiesiems, ar ne? Taip pat krikščioniškoje tradicijoje mes aukojame mišias už mirusiuosius, ar ne? Meldžiamės kartu su bendruomenė ir prisimename savo mirusius išėjusius. Vėlinės pasaulyje, pavyzdžiui, Meksika, ar ne, ką mes labiausiai matome kultūroje, filmuose, kitur, tai, pavyzdžiui, Halloweenas, ar ne, mirusiųjų diena, irgi galime sakyti, kilo iš actekų ir krikščionybės ritualų ir papročių tokios sintezės, ar ne, tokio susijungimo. Ir ten taip pat švenčiama su vaišėmis, su gėrimais, kuriuos mėgo mirusieji. Kapai yra labai gražiai papuošiami gėlėmis, kuriuos irgi primena šviesą, primena tą žvakę, ar ne, kuri kviečia į naują gyvenimą, kviečia tarsi apšviečia kelią į dangų. Ir keletas dar tokių momentų, gal esate pastebėję filmuose ar šiaip kultūroje, tai orfendas, toksai mažas altorėlis, skirtas mirusiojo atminimui. Tai ką pastebite ant tokio altorėlio? Kokius dalykus galime įžvelgti? Vaišės, taip, kurias mėgo mirusysis. Ką dar? Žvakės, taip, šviesa, ar ne, kuri lydi į mūsų gyvenimą ir į amžinąjį gyvenimą. Gal kažką dar matome? Taip, gėlės, ar ne, gyvybės ženklas, kad gyvieji ir mirusieji gali susitikti. Gal kaip skeletonas atrodo, kaip tau. Labai gerai. Ar ne, ir ką galėtų šita kaukolė, šitas skeletonas priminti? Taip, ar ne, mirties simbolis, kad tai yra mirusiajam skirtas altorėlis, ne dievybei, ne gyvajam kažkokiam. Ir nuotrauka viduryje. Kaip manote, kieno tai galėtų būti? Teisingai, ar ne? Mirusiojo. Tai toksai altorėlis mums, jeigu mes įžengtumėm, pavyzdžiui, Meksikoje per tas šventes į šeimos namus, pamatytumėme tokį orfendą, tai galėtumėme iš įvairiausių tokių simbolių, iš to, kaip paruoštas stalas spręsti, kam tai yra skirta, ką mėgo šitas mirusysis, kaip atrodė mirusysis, ar ne, jeigu yra nuotrauka ar piešinys.
Ir iš skeleto matome, kad tai yra mirusiajam skirtas altorius, kad mirusysis yra laukiamas ir prisimenamas šituose namuose. Tada kiti mums matyti, nežinau, pop kultūroje ar ne parduotuvėse simboliai, ypač prieš Helovyną, kalakas ir kalaveras, ar ne, skeletai ir kaukolės. Ir jie matome, nėra kažkokie labai groteskiški ar labai liūdni, bet išpuošti labai gyvomis spalvomis, ar ne? Tai vėlgi mums primena apie tai, kad gyvybė nugali mirti, kad gyvieji nebijo mirties, bet priima tai kaip natūralų reiškinį. Ir, tarsi priima, kad jeigu gyvenu, tai kada nors numirsiu, kad tai nėra kažkas netikėto arba kažkas naujo. Tai vėlgi, ar ne, tokia kultūrinė dalis. Ir šiaip Helovyno visų šventųjų švenčių istorija, ar ne, matome, kad visų šventųjų šventę irgi švenčiame lapkričio 2 dieną, bet šiaip Helovyno istorija kilusi iš keltų tautos tradicijų, kurios susiformuoja maždaug prieš 2000 metų, būtent švęsti tokią šventę. Ir šita šventė dar vadinama Samhain, gal esate girdėję. Ir šiaip šitos šventės idėja dar ne tokia, kad tai yra padėka už derlių ir paminėjimas žiemos pradžios ir paminima mirusiųjų grįžimas į gyvųjų pasaulį. Tai vėlgi prisimenama mirtis ir yra padėkojama už gyvybę, už tai, ką žemė ir gamta duoda žmogui. Ir kaip mes žinome apie šitą šventę, tai pirmiausia, kaip ir visos šventės, kaip ir visos tradicijos, mus pasiekia per žodinę tradiciją pirmiausia, per pasakojimus, kurie ateina iš kartos į kartą pas mus. Ir kiek žinome, kad krikščionių vienuoliai paskui užrašo apie šitą tradiciją ir mums perduoda jau raštiškai. Ir Samhain, ar ne, ir visų šventųjų dienos tarsi eina kartu, tai vėlgi parodo tam tikrą religijos ir kultūros susivienijimą ir tam tikrų idėjų prasminimą. Ir galiausiai, einant prie krikščioniškosios idėjos, tai visų šventųjų diena, kurią mes irgi minime Lietuvoje. Tai yra keli tokie šaltiniai, kad pirmųjų krikščionių kankinių minėjimas būdavo gegužės 13 dieną ir tai aprašo, apsako Efraimas Siras, kuris pamini, kad būtina paminėti tuos, kurie žuvo dėl savo tikėjimo, kurie nepabijojo mirties ir kurie matė savo kankinystę ir savo mirtį kaip savo tikėjimo paliudijimą, kurie tarsi paniekino kančią, paniekino mirtį. Ir tokiu būdu parodė, kad jiems mirtis yra niekas, kad jie tiki, jog jų tikėjimas, jų idėjos yra daug gyvesnės, daug didesnės už mirtį. Tai buvo skirta tokia diena. O vėliau popiežius Gregorijus III paskyrė koplytėlę šalia Švento Petro bazilikos visų šventųjų garbei. Tai ne vien tik tų pirmųjų kankinių, bet visų šventųjų, kurie buvo pripažinti bažnyčios. Ir tai buvo data būtent lapkričio 1 diena. Ir galiausiai tai prigijo mūsų kultūroje lapkričio 1 dieną švęsti visų šventųjų paminėjimą. Prisiminti tuos, kuriem mirtis buvo tik perėjimas ir nesutrukdė paliudyti savo tikėjimo. Ir dar vienas momentas, jau paskutinis, tai kapinės. Ar tai vien tik mirusiųjų poilsio vieta, ar kapinės gali mums kažką daugiau pasakyti apie gyvenimą, apie gyvuosius. Kaip jūs manote? Kokios jūsų idėjos? Būtent ką? Apie kapus? Taip. Man toks tiesiog prašasi galbūt psichologinis paaiškinimas, kad kai tu prarandi savo artimą žmogų, galbūt kažkokia konkreti lokacija, kur tas žmogus yra paprastas, tau padeda susidoroti su to gedulu, kuris natūraliai kyla. Kad tai nėra tiesiog tu atsikratai to būdų, tai pamiršti, bet tu turi išlaikyti dar kažkokį bent jau dirbtinį santykį su savo artimu. Ačiū labai. Išlaikome santykį, ar ne? Kaip jūs manote, kaip mes išlaikome santykį su mirusiuoju, kai galime ateiti, prisiminti tą žmogų? Tokiais simboliniais, tokiais veiksmais, net žmonės užneša gėlių,
Taip, tikrai, ar ne? Tai mum gyviesiem padeda, ar ne, tie kapai, kad yra ta vieta, kur užsukti, prisiminti žmonės. Taip, kaip kiti manote, ką jum kapai, kapinės reiškia? Taip, taip, ar ne tikrai, kad mes galime pamatyti, kada žmonės gyveno, ar ne, kokie žmonės gyveno, ypač jeigu neseniai gyveno, ar ne, gal netgi rasti Facebook'e, ar ne, jeigu jauni mirė. Tai irgi įrašo į istoriją, ar ne, ir netgi leidžia susitikti su tai žmonėm, netgi ilgai po jų gyvenimo, po jų mirties. Tai labai panašiai manė ir mūsų protėviai. Tai šiaip ar ne pagalvojus, prieš atsirandant tokiam dalykui kaip kapinės, kapai, žmonių laidojimo tradicijos, mirusieji buvo paliekami tokiose vietose. Nes šiaip natūraliai, nu, ką mes matome ir iš Senojo testamento, ir iš senųjų tautų tradicijų, žmogaus mirtis, kraujas ir tam tikri dalykai susijęs su ligomis buvo laikomi labai pavojingi ir jie buvo atskiriami nuo gyvųjų vietos. Tai mirusieji arba sunkiai sergantieji būdavo paliekami uolose, mirusieji laidojami upėse, ar ne, išsiunčiami upės tekme link, ar ne, kito pasaulio jūrose, kalnų papėdėse, dykumose. Dykuma šiaip, ar ne, susijusi labai su mirties samprata. Nes dykuma, ar ne, kaip jinai gali būti susijusi su mirtimi. Ypač dabar, kai esame gavėnios laike ir gavėnė taip pat turi tos dykumos simbolį. Bet ką jum dykuma primena? Kaip jinai čia gali būti susijusi su mirtimi? Teisingai, ar ne? Na, labai ribotas kiekis gyvybės. Nei augalų, nei upių, ar ne, nei kažkokių ežerų, kur galima išgyventi ir klestėti, ar ne? Tai irgi dykumose, va taip būdavo paliekama. Gavėnios laiku irgi krikščionybėje kalbama, kad Jėzus išėjo į dykumą gyventi, ar ne, 40 dienų. Tai vėlgi, dykuma šiaip toksai labai universalus mirties, mirimo, ar ne, simbolis. Ir palaikai dažnai būdavo ir sudeginami, ar ne? Tai vėlgi iš pelenų į žemės atėjo žmogus, į pelenus grįžta, vėlgi toksai simbolis. Ir galiausiai matome atsiranda laidojimo, ar ne, pagarba mirusiajam būdai. Ir vienas vat, iš tokių priežasčių apsaugoti palaikus, apsaugoti savo mylimus žmonės nuo tokio atviro sugėdimo, nuo žvėrių, pavyzdžiui, kurie gali sudraskyti palaikus ir panašiai. Ir ką mes vėliau matome, kad kapuose randame ir ritualinių, praktinių įvairiausių turtų. Tai visokie ginklai, papuošalai, maisto ar ne, tam tikrai indai, kuriuose, tikime, buvo laikomas tam tikras maistas, ar ne, brangenybės ir panašiai. Tai vėlgi su idėja mūsų protėviai tai palikdavo tokį turtą, nes tikėjo, kad mirusysis turės kuom pasinaudoti savo pomirtinėme gyvenime. Tai iš to, ką jie palieka, turime idėją, kad jie tikėjo pomirtiniu gyvenimu ir kad po mirties žmogus visu šituo pasinaudos. Ir čia dar keletas nuotraukų, kokie būdavo būdai laidoti žmonės, kokios kapavietės galėdavo būti. Tai ir uolose įrengtos kapavietės, na, tokios nišos, galima sakyti, ir nekropoliai, na, nekros mirtis, poliai miestas, mirusiųjų miestai, ar ne, šiek tiek primena mūsų kapavietės, mūsų, ar ne, tam tikrus paminklus. Ir gal esate buvę, gal girdėję apie Paryžiaus ir Romos katakombas, požeminius mirusiųjų miestus, ar ne, kur būdavo laikomi šaltai, tamsiai, saugiai mirusiųjų palaikai. Kas įdomu apie Romos katakombas, ten rinkdavosi ir krikščionis, ar ne, bėgdami slėpdamiesi nuo persekiojimų, nes, na, jautėsi saugiau tarp mirusiųjų, tarp tos mirties vietos, nei, ar ne, persekiojami. Tai vėlgi, ar ne, katakombos kaip mirties tokios vietos, mirusiųjų poilsio vietos. Na va, tai mano apžvalga
ties tom šiek tiek jau baigsis, bet čia dar yra keletas diskusinių klausimų, prie kurių mes pereisim po viso pristatymą. Aš pakalbėsiu apie tai, ar filosofija moko mus mirti, ir mano pranešimas iš esmės susideda iš 2 dalių. Pirmoje dalyje aš kalbėsiu apie tai, kaip Platonas ir Mišelis de Montenis žiūrėjo į filosofijos santykį su mirtimi, nes abudu jie mane, kad šios 2 sritys yra susijusios. Ir antroje dalyje aš pateiksiu tokį labiau asmeninį argumentą ir pati susiesiu, kaip aš manau, kad filosofija yra susijusi su mirtimi ir galbūt ne tiek prieštarausiu jiems, kiek dar juos papildysiu. Tai pradedant nuo filosofijos istorijos, pradedant nuo Platono ir Mišelio de Montenio, nežinau, ar reikia backgroundo. Platonas 5 amžiaus prieš Kristų filosofas, Mišelis de Montenis renesanso mąstytojas, dėl jų konkrečių pažiūrų. Dabar apie tai nekalbėsiu, kalbėsiu labiausiai apie jų pažiūras dėl mirties ir filosofijos. Taigi, atrodo mažai tikėtina, kad 2 žmonės, kurių gyvenimus skiria beveik 2000 metų, dėl ko nors sutartų, o dar mažiau tikėtina, jog panašiai žiūrėtų į 2 iš pirmo žvilgsnio nesusijusių dalykų ryšių. Tačiau būtent taip atsitinka, jeigu mes palyginame Platono dialogą Faidonas ir Mišelio de Montenio esė apie tai, kad filosofuoti reiškia mokytis mirti. Abu mąstytojai gilinasi į filosofijos santykį su mirtimi ir abu sutinka, kad juodvi yra susijusios. Norint suprasti stebėtinai teigiamą Platono požiūrį į mirtį, visų pirma reikia suprasti, kad didžiąją dalį mūsų rašytinės istorijos, įskaitant kartu ir antiką, kuomet Platonas gyveno, žmonės tikėjo, kad žmogus yra sudarytas iš 2 priešingų ir kartais prieštaraujančių savo siekiai substancijų – sielos ir kūno. Šitas požiūris taip pat filosofija vadinamas sielos ir kūno dualizmu. Siela įgalina žmonės mąstyti. Jie yra racionali jėga. Ar kažkas negerai? Kažkas negirdi? Gerai. Kūnas yra malonumų siekiantis, netobulas, jis trukdo siekti išminties. Juk jis tai apimtas ligų, tai pilnas neracionalių norų ir troškimų. Visos kūno, tai yra per jusles gautos žinios yra ribotos, apdorojamos netobulais, apsčiais trūkumų pojūčiais. Tikrosios žinios įgyjamos ne juslėmis, o naudojantis aukščiausia žmogaus sielos geba – protu. Faidone Platonas rašo, kad filosofas stovi atokiai nuo savo kūno. Jam nerūpi valgymo, gerimo malonumai, seksualiniai potraukiai. Jis, labiau nei bet kuris kitas žmogus, kreipiasi į sielą ir yra būtent jos vedamas. Jei mirtis, rašo Platonas, yra ne kas kita, kaip sielos atsiskyrimas nuo kūno, tai tas, kuris ieško išminties, galiausiai siekia ne ko kito, o numirti. Mirtis yra didžiausias gėris, nes jis įgalina išminties mylėtoją, tai yra filosofą, filios mylėti ir sofos išminti. Sofija išminti, sofos išmintingas. Atsiprašau, senovės graikai nesupykit. Taigi, mirtis įgalina išminties mylėtoją, tai yra filosofą, įgyti tikrųjų, gryniausių, kokias tik galima žmogui pasiekti žinių. Tokių, kuriuose nebus jokios iš kūno kylančios kliūdos. Na, atrodo savaime suprantama. Jeigu iš kūno kyla tiek daug mūsų pažinimo trūkumų, jeigu mes atsiskiriame nuo jo ir naudojame tik tai savo aukščiausią sielos gebėjimą protauti, žinoma, toks pažinimas bus nepriekaištingas. Mišelis de Montenis, paveiktas krikščioniškos teologijos, kuris savo atžvilgiu buvo paveikta antikinės teologijos ir filosofijos, pasaulį mato dualistiškai, kaip ir Platonas. Vienas svarbiausių ir mano nuomonė geriausių savo esė apie tai, kad filosofuoti reiškia mokytis mirti, jis pradeda žodžiais. Ciceronas sako, kad filosofuoti tai ne kas kita, kaip ruoštis mirčiai. Ir tai juo labiau teisinga, nes tyrinėjimas ir samprotavimas vilioja mūsų sielą už mirtingojo aš ribų, atskiria ją nuo kūno,
o tai yra tam tikras mirties iškvietimas ir pavidalas. Montenis savo mąstysenoje filosofiją traktuoja kaip sielos veiklos sritį, kaip tai daro Platonas. Tačiau įdomiausia yra tai, kad Montenis eina dar toliau. Jis tvirtina, kad filosofija tam tikra prasme yra kaip pati mirtis. Filosofas yra ne tik arti mirties, kaip sakė Platonas, dėl savo asketiškumo. Jis ne tik siekia mirties. Jis iš dalies jau mirė po to, kai savo sielą įdarbino atskirai nuo kūno, užsiimdamas filosofiją. Apibendrinant galima sakyti, kad tiek Platonas, tiek Mišelis de Montenis mums pateikia panašų, gana niūrų vaizdą apie tai, ką reiškia studijuoti ir įsitraukti į filosofiją. Tačiau šis niūrumo suvokimas grindžiamas dabartine, istoriniu laiku neįtikėtinai nesena, materialiojo monizmo samprata. Tik čia turiu patikslinti, kad materialusis monizmas jis nėra grinai naujųjų, ne tik naujųjų laikų, tai nėra ne tik šiuolaikybės išradimas, jis atsirado jau senovės Graikijoje, kartu netgi ne tik su atomizmu, dar anksčiau su pačiais pirmaisiais filosofais, natūrfilosofais, kurie ieškojo materialiojo viso pasaulio prado, arche. Ir sakydama, kad materialiojo monizmo įsigalėjimas yra gana nesenas reiškinys, aš turiu omeny jo paplitimą vakarų mąstysenoje. Iki pat XIX amžiaus, man atrodo, Europoje vyravo krikščioniškoji pasaulėžiūra, kuri, aišku, nesuvedė viso, kas egzistuoja vien tik tais į materiją. Šitas požiūris, jis kažkiek, man atrodo, būtų galima sakyti, atėjo ir iš pačių senovės graikų. Mes galime atkreipti dėmesį į paties Platono filosofiją, kur jis kalba apie sielos ir kūno sritį kaip atskirus. Tai grįžtant prie savo pagrindinės minties, jei būtų galima atsisakyti materialistinio mąstymo, kuris, jei yra nuoseklus, nurodo, jog žmogaus protas ir savastis yra neatsiejamai sudurti su jo kūnu, būtų lengviau matyti mirtį viltingoje šviesoje, kaip ją matė Montenis. Jei kas nors tikėtų, kad žinios ir išmintis išgyvena kūno sunykimą, jam ar jai tik palengvėtų supratus, jog filosofavimas yra tarsi mirtis, kaip tikėtina po tokio supratimo palengvėjo Platonui. Galų gale, jei žmogus gali patirti didžiulį filosofavimo džiaugsmą, atrodo, kad nėra jokios priežasties jausti priešiškumą pasitraukimui iš kūniško gyvenimo ir perėjimui į gyvenimą, pripildytą nemedijuotos, nepriekaištingos išminties. Ir dabar aš pabandysiu pratęsti šitą argumentą, jeigu nėra klausimų iš šios dalies. Galbūt jie atsiras vėliau. Tam, kad įvertintume dalyką kaip visumą, reikia išeiti už jo ribų, prisimti ne X sistemos dalyvio, bet X sistemos nešališko pašalinio stebėtojo rolę. Paimkime pavyzdį iš praktinės filosofijos sričių. Etikos ir jos atžvilgių turinčios stebėtojo rolę metaetikos. Metaetika klausia ne kas yra moralu, o kas yra moralė apskritai. Kitaip nei normatyvinės etikos teorijos, žiūrėdama tarsi iš paukščio skrydžio, jis savęs klausia ne kaip reikia moraliai elgtis tam tikrame pažiūrų kontekste, o veikiau kas yra šių moralinių pažiūrų pagrindai, ar moralinės pažiūros išvis egzistuoja. Kitaip sakant, jinai žiūri į etiką kaip į savo objektą, o etika žiūri į mūsų moralinę gyvenimą kaip į savo objektą. Etika yra mokslas apie moralę. Kodėl imuosi šio techniško nuobodaus aiškinimo? Ogi dėl to, nes išėjimas už X dalyko ribų, kad galėtume jį abstrakčiai, atsietai įvertinti kaip visumą, yra kertinis filosofavimo apie būtį aspektas. Sakydama įvertinti, neturiu omeny suteikti kažkokią vertę veiksmams ar dalykams iš gyvenančio, būvančio žmogaus perspektyvos.
Tai veikiau priklauso gyvenimo filosofijai, kuri filosofavimo apie būtį atžvilgių užima tokią pat poziciją kaip etika metaetikos atžvilgių. Sakydama įvertinti, turiu omeny gebėjimą apžvelgti dalyką kaip visumą, kaip kritikas įvertina meno kūrinį. Tam būtinas išėjimas už kūrinio ribų, kaip metaetikai būtinas išėjimas už normatyvinės etikos ribų. Kas iš viso to? Tas, kuris filosofuoja apie būtį, specifiškai savo būtį, turi savotiškai išeiti už jos ribų. O ar išėjimas už buvimo ribų, kad ir grinai teorinis, nėra tam tikra mirtis? Filosofuoti apie savo būtį ir vertinti ją kaip visumą galima tada, kai kalbi iš mirusiojo vietos. Aišku, dar lieka klausimas ir iš tiesų įmanomas toks kalbėjimas iš mirusiojo, tai yra niekio pozicijos. Galų gale mano argumentas susiveda į tai. Tiek Platonui, tiek Montaigne'ui mirtis ir filosofija eina, jeigu ne koja kojon, tai bent jau panašiu taku. Platonas sako, kad sekdamas savo sielos keliu, labiau nei bet kuris kitas žmogus, filosofas atsisako šio žemiškojo gyvenimo ir artėja link pomirtinio. Montaigne'is sako kiek daugiau. Ne tik filosofo pasirinktas gyvenimo būdas, bet ir pats filosofavimo aktas jau yra artėjimas link mirties, jis netgi panašus į mirtį. Aš tvirtinu dar daugiau. Filosofas, tiek kiek jis mąsto ir analizuoja būtį, jau yra miręs. Jis, prisiėmęs nešališko stebėtojo vaidmenį, tiek savo būties, tiek būties apskritai atžvilgių, patiria kai ką paradoksiško. Jis miršta, negalėdamas numirti iš tikrųjų. Viskas. Aš parašiau kelias klausimus, bet galbūt jūs norite pradėti su savo klausimais. Viskas. Gerai, pradėsiu su savo. Aš kalbėjau apie materialų įmonizmą, ar ne? Tam, kad mes galėtume galvoti apie pozityvesnę to, kas būna po mirties vaizdą, mums tikriausiai reikėtų postuluoti kažkokias dvi substancijas, arba sakyti, kad siela išgyvena po mirties, arba tuomet sakyti, kad net ir materija yra nemirtinga, bet man atrodo, tai būtų netokia disertabili tezė. Mano klausimas susiveda į tai ar pomirtinio gyvenimo numanymas, tai yra numanymas, jog siela išgyvena kūno mirtį, mums galėtų padėti gyventi griežtesnę ir prasmingesnį gyvenimą. Ką turiu omeny? Vytis, ar ne, kalbėjo apie kankinius ir man tai labai priminė bendrai krikščionybės istoriją, turiu omeny, mes matome tokius ryškius, atrodo net neįtikėtinus asketizmo pavyzdžius, kur atrodo, kad žmogaus savidisciplina ir jo tarsi panieka mirčiai jį įgalina daryti tokius dalykus, kurių mes net nelaikytume įmanomais šiais laikais. Turiu omeny, ar mes galėtume įsivaizduoti tos krikščionius stulpininkus šiais laikais, tos žmonės, kurie tiesiog gyveno ant stulpų visą laiką. Ir, aš tai turiu omeny tiesioginę prasme. Jie gyveno ant stulpų, didesnių gal tokio dydžio. Bet vis tiek, mes, man atrodo, tokį asketizmą laikytume kažkokią psichinę ligą, mes nematytume tame kažkokio didžiulio valios pasireiškimo. Man atrodo, kad jis yra būdingas tiek ankstyviesiams krikščionės asketams, tiek bendrai galbūt būdingesnis žmonėms, kurie pripažįsta pomirtinį gyvenimą. Tai galbūt mums būtų verta sugrąžinti krikščionybę į areną vien dėl to. Taip. Turiu omeny, mes negalime išvengti faktą, jog krikščionybė prarado savo rolę vakaruose. Bet
argi mes neturėtume tuomet bandyti kažkokiu būdu sugrąžinti žmonių tikėjimą pomirtiniu gyvenimu, tam, kad jie galėtų gyventi kitaip, galbūt gyventi geriau, mūsų požiūrį. Na, aš nežinau, čia priklauso nuo tavo pamatinių prielaidų, ar tu manai, kad asketizmas ir kažkoks ryškesnis valios pasireiškimas yra geras dalykas, ar jis yra tiesiog nereikalingas. Nebūtinai. Nu, galim sakyti bendrai kažkokio pomirtinio gyvenimo postulavimas arba sakymas, kad tiesiog egzistuoja dvasia ir ji yra nesunaikinama. Tik gali labiau atsipalaiduoti, kad, čia gyvenimas yra, kaip ir aš čia gal kažką pasieksiu, gal nepasieksiu, bet aš techniškai nedingsiu. O tai, kad aš esu įkalinta tame gyvenime su savo kūnu ir po to nežinau, ar tam mano siela išliks ar neišliks, mane kaip tik labiau verčia griežčiau žiūrėti tą savo gyvenimą ir bandyti to kažko pasiekti. Suprasti ar išmokti. Aš galbūt pratęsiu tą mintį. Tiesiog toks pastebėjimas kyla, kad turbūt ne visi žmonės, kurie yra giliai tikintys krikščionys, ne visi jie yra tokie skeptiški ir fanatiški, savo siekio. Ir nemanau, kad visi netikintis tie fizikalistai, monistai yra tokie visiškai suglebę, bevaliai žmonės. Tai man atrodo, kad tai labiau priklausome galbūt ne nuo įsitikinimų, kurios neturi, bet kaip ir tu paminėjai nuo valios. Egzistuoja žmonių tipai, kurie pasižymė didesnių valios kiekių. Ir nesvarbu, jie bus krikščionys ar ateistai. Jie tiesiog sieks savo tikslų, nepaisant visko, bus nuomonės. Ir turbūt yra žmonių tipas, kur nesvarbu, ar jie bus tikintis, ar jie bus ateistai. Jie bus tiesiog prieš tai sakant ištryžę, šilinius, paprastai, bet dėsnių kažkokių lūkesčių ir siekti. Bet vis tiek mes norime steigti tokį, kaip sakyti, pagrindimą racionalų būti tam tokiam vitališkam. Tai gal galima padaryti per tokį dualizmą. Gal čia tokia tezė ir buvo, jo, kad papildomi įsitikinimai mums gali padėti būti ten tokiam, valingesniems, vitališkesniems. Man atrodo, kad šiti du dalykai gali sugyventi. Vat kaip Jokūbas sako, tai priklauso nuo valios. Bet man atrodo, kad tavo įsitikinimai, jie gali tau arba padėti pasireikšti tai valiai, arba, kaip tik, galbūt žlugdyti. Bet čia dar klausimas. Turiuomenį mes tiek dualistinę poziciją, tą, kuris sako, jog siela išgyvena po kūno sunaikinimo, mes tiek ją interpretuodami galėtume sakyti, kad toks žmogus labiau leis valiai pasireikšti, dėl to, nes toks žmogus galės, nebijodamas mirties, pasirinkti nuožmesnį kelią. Kita vertus, žmogus, kuris taip pat yra valingas, jisai, jeigu pasirinktų kažkokią monistinę pasaulėžiūrą, būtent materialiojo monizmo pasaulėžiūrą, jisai galėtų sakyti, kad aš būtent taip nuožmiai ir turiu gyventi dėl to, nes mano laikas yra baigtinis. Jo. Tiek. Gerai. Tiesiog galbūt, jeigu taip leidžiantis gilin, būtų galima klausti apskritai nuo ko priklauso tas, nežinau, valios perteklius, ar tai priklauso nuo kažkokių idėjų įsitikinimų, kuriais mes galėtume priklaupuoti, nežinau, mokymus mokyklos, ir tada mes turėtume tautą labai aukštus siekius išsikinančių žmonių. Ar tai priklauso nuo kažkokių kitų dalykų? Čia, man atrodo, yra tas toks šiek tiek gilesnis jau klausimas. Nes iš tos švietėjiškos pozicijos, greičiausiai turėtume kalbėti apie kažkokią idėjinę sistemą, kuri priverstų visur žmonės auginti savo valią.
Bet aš abejočiau šitą. Gal verta pasvarstyti, na tikrai situacijos, kai įsitikinimai daro kažkokią įtaką, kas susijęs su religija, juk mes galim prisiminti tą Maksą Weberį, kaip jis ten aprašė, kad protestantai ten darbuose ten geriau dirbdavo už katalikus ir katalikai skųsdavo, o tie protestantai taip gerai dirba. Čia yra, įsitikinimai tuo atveju turėjo, tuo laikmečiu turėjo materialią įtaką. Bet vėlgi, čia mes turbūt Lieka tas pats. patikslinant tą diskusiją, reikėtų klausyti apie priežastinį ryšį. Nes gali būti, kad žmonės, kurie yra valingesni, pasirenka protestantizmą, pavyzdžiui. Galbūt tiesiog žmonių grupė, kurie iš esmės yra darbštus, valingi, jie pasirinko tam tikrą religinę formą, kuri tarnauja jų pagrindinius poreikius, o ne atvirkščiai. Čia tiesiog klausimas. Ir mano kitas klausimas, ar mes galime samprotavimais save įtikinti mažiau bijoti mirties? Ar tai iš viso įmanoma? Nes Montenis atrodo, kad jis postuluoja tokią galimybę, turiuomenį savo esėjais, jis sako, kad jeigu mes paverstume mirtį savo kasdieniu apmąstymo objektu, jinai mums pasidarytų vienas iš banaliausių dalykų. Ir taip mes tarsi ją subanalinant, mes galėtume išmokti jos mažiau bijoti. Bet nežinau, manęs neįtikina jo ta tezė. Ar jūs įtikina? Tiesiog ta baimė kaip tik dar labiau sukiltų, jeigu tu savo ne tiek sugebi atsakyti, kiek tu sugebi galvoti apie tai. Tai tau tie klausimai daugėja, atsakymų vis nėra ir nėra. Man čia kiltų galbūt klausimus susijęs su Justinos tema, nes man atrodo, Franklio logoterapija, kaip metodas psichologinis, būtent tam yra skirtas, ar ne, galbūt pataisykime, galbūt išklystu. Taip. Prasmės paieškoti kančioje, tai kaip minties santykiai. Matoma artėjantį mirtis ir išgyvenama tam tikrą nuolatinę kančią, taip pat Franklis savo gyvenimą skirti lagerį išgyvena kančią tiek savo, tiek ir kitautinamai negebėjimas įdėti. Tai irgi tas nuolatinis sustiprinimas tarsi padeda atrasti tam tikrą prasmę. Jos negalime atrasti, kai gyvename vien tik patogiame pasaulyje ir vien tik saugus esam. Tai tikrai idėja galvot, mes tai diskutuoti apie mirtį, jeigu kažkoks atsarginis variantas, tik susilpninti tą mirties baimę. Tai irgi, aš labiau suprantu, kaip jūs minėjote, kad rašytoja, kuris sakė, kad subanalinant, bet gal ne iki galo subanalinant, ne tą kasdienybę, tą mirtį apmąstyti, bet tiesiog nebijoti kelti jos klausimą. Ir to auksinio kažkokio vidinio paieškos. Gal toks labai klausimas, ar mes pakankamai, jeigu žmogus bijo mirties, ar tai pakankamai vertinui tą gyvybę turėtų, nes, pavyzdžiui, jeigu tu tik vieną momentą gyveni, kaip ten kasdieną savo prisimeni, ar pavyzdžiui, dabar čia važiavau ir aš galėjau prie to šviesoforo, aš galėjau mano nutrenkti. Ir jeigu tu pradedi to, tu labiau pradedi vertinti tą momentą, kad viskas buvo gerai, kad tu darbas turi tą savo gyvenimą. Ir manau, kad žmonės labai šitais tiesiog galvoja labai į priekį apie turimus visokius stresus ir panašiai. Ir kažkaip pamiršta tas paprastesnius dalykus, išeiti toks, tiesiog sąmoningai gyventi. Bet aš taip pat nemanau, kad jeigu žmogus samprotauja, mes klausime, kad nemanau, kad tai pasidaryti kaip tokius dalykas, nes kaip ir žmonės vis daugiau klausimų, bet klausimas išlieka tas pats, klausimai, atsakymą nėra, tai klausimas bus dalykas. Tai
Atsakant pirmam respondentui, man atrodo, kad šitas toks požiūris, jog mūsų mirties įsisąmoninimas padeda mums mėgautis kiekvieną akimirką, jis man irgi atrodo nėra vien tik tais rožėm klotas. Turiu omeny, taip, tu gali įsisąmoninti, jog tavo laikas šioje žemėje yra ribotas ir taip kažkaip bandyti sureikšminti kiekvieną akimirką, bet kita vertus tu gali kiekvieną akimirką galvoti, o ne, galimai aš to įmirsiu, o ne, galimai aš to įmirsiu, o ne, galimai aš to įmirsiu. Ir tai tikrai nepagerins, man atrodo, žmogaus gyvenimo kokybės. Jeigu tu kiekvieną dieną nerimauji dėl mirties, bet taip rimtai nerimauja, ne tik galvoji, nu, taip, jo, formaliai aš mirsiu kažkada, tai čia reikia iki to laiko, nežinau, pasidaryti rašto darbą. Tai, žinai, tai nėra tikra mirties baimė, tai nėra tikras savo mirties įsisąmonimas, manau. Nes jeigu tu mirti įsisąmonini taip ne tik formaliai, o realiai taip patiri, turiu omeny, tai nebus kažkokia maloni situacija, kur tu sakysi, o jo, žibuoklė žydi, čia taip fainai, tu galvosi, ne, viskas, ką aš iki šiol dariau, bus beprasmiška. Turiu omeny, aš mirsiu, kažkas mane vis tiek galų gale pamirš. Kokia prasmė yra daryti dar kažką? Turiu omeny, kokia prasmė yra toliau stengtis, jeigu visi mano pasiekimai, kuriuos aš galiu turėti šiame gyvenime, net jeigu aš ir būsiu labiausiai įspūdingas žmogus pasaulyje, galų gale tai nieko nereikš. Aš, pavyzdžiui, negalėsiu mėgautis net to faktu, kad kažkas mane prisimena po mirties, kad aš turiu kažkokių statulų ar įamžinimų, kaip žmonės save geriau pripratina prie kitų žmonių mirties, turiu omeny, bet mes įamžiname šitos mirusiosius tam, kad mums patiems būtų geriau. Bet tai nieko nekeičia patiems mirusiesiems, ar ne? Man atrodo, kad toks, aš sakau, tikras įsisąmoninimas, man atrodo, čia tiesiog mes turime galbūt to paties įsisąmoninimo dvi pusės. Viena tokia linkusi į apokaliptinės vizijas, kita tokia linkusi labiau į žibuoklės ir tikrai patyrimą, vat dabartinę. O apie, dabar reikia prisiminti, aš jau užsikalbėjau, o apie, aš neprisimenu, ką tiksliai sakėjau apie mirties subanavimą, kad tai galų gale neveiks, ar ne? Bet kai kurie žmonės mano, kad jie žino, kas bus po mirties. Na, bet man tema yra, kad jie mes galime filosofiškai, taip jau diskutuoti tą mirtį, kad jį toks nenorėjo. Jo, tai vat aš irgi nesutinku su Montaigne. Man atrodo, kad nesvarbu, kiek tu apie tai galvosi, kiek tu apie tai samprotausi. Net jeigu tu per savo šitus samprotavimus mirtį paversi tik tai subjektu tarp objektų, taip savotiškai užimdamas aukštesnę poziciją virš jos, kaip kokia metaetika etikos atžvilgiu, man atrodo, kad tai tau vis vien nepadės. Turiu omeny, mirties baimė nėra kažkas, kas gali būti įveikiama proto pastangomis. Man atrodo, tuo gali įsitikinti kiekvienas žmogus, kuris yra kažkada jautęs labai stiprią baimę. Tu gali save įtikinėti, kad ir kokiais nori silogizmais, nieko tai nepakeis. Tavo kinkos vis tiek dreba. Ir trečias klausimas. Taip. Jo, tai Dievo miškas buvo naudojama tokia priemonė kaip groteskas, tam, kad, kaip sakant, gal šiek tiek ir pašaržuoti ar
ar kažkiek gal ir paniveliuoti, ar net supaprastinti tą pačią mirtį, arba va čia lavonai suguldyti, kaip kad kalnas kažkas to. Ir kitas pavyzdys man kilo iš to, kad mano viena draugė dirba reanimatologė ir, anesteziologė. Nu, tai reiškia, kad nusileidinėjo vaistus tam, tiesiog prieš operacijas. Nu, ir tiesiog daug tos mirties matų. Ir aš taip pagalvojau, kad tiek šiais atvejais, kai žmogus yra praktiškai labai arti mirties, tai reiškia, gerai dirba operaciniai ar ten kokioje onkologijos klinikoje, gal va čia yra kokių medikų, nežinau. Arba kad ir jo, kaip ir dalinas Justina, ar ne, ir tas rašytojas Anglisas buvo toje stovykloje, ne. Atrodo, iš tikrųjų tada gaunasi taip labai tavo vos ne kasdienybė, kad žmonės miršta. Ir tai gaunasi labai natūralu. Va, dar vienas mirė. Įdomu, aišku, iš tikrųjų, kiek taip pat paveikia psichologiškai, kai tu matai tiek daug mirties. Ir turbūt grįžę žmonės po karo lauko, ar ten Ukrainai ir panašiai. Turiu vieną pažįstamą, kuris yra grįžęs iš jo Ukrainos karo. Tai, jo psichologinė būsena yra labai prasta. Tai, jo, čia tiesiog toks gal kratinys minčių, bet gal sumarom, ką norėčiau pasakyti, kad gal ne filosofiškai mąstant gali priprasti prie mirties, bet tai, kai tu praktiškai esi arti tų įvykių, tada tau atrodo toks labai įprastas dalykas. Tai galimas sprendimas, turiuomenį, taip, jeigu ne per teoriją, tai per praktiką, bet man atrodo, kad net jeigu žmogus šitaip ir galės priprasti prie to, kad kiti žmonės nuolat miršta ir jų tas mirimas, nieko daug nepakeičia, man atrodo, tai vis tiek negali žmogaus atpratinti baimintis savo paties mirties. Turiuomenį, kitų žmonių mirtis visiškai nėra toks pat reiškinys mums, kaip yra mūsų pačių mirtis. Tai, man atrodo, žiūrėčiau iš šitos pusės. Viskas gerai. Aš turiu trečią klausimą. Nežinau, mes dar turim 15 minučių, kaip supratau. Ar jūs norėsite po to kitus tas klausimus, kuriuos Justina rodė? 5 minutės ir 8 valandą jau turim. Šiaip siūlau tokius klausimus, kur pateikėm, šiaip gal kokie klausimai kils, persikelti ir į Discordą, ir į mūsų Facebook atvejus chatus, bet jeigu dar kokie nauji klausimai, tai jau padiskutuoti. Paskutinis mano klausimas, jis labiau susijęs su teologija. Ar šitoks žmogaus negalėjimas mirti per filosofavimą, ar tai priartina jį prie Dievo? Turiuomenį, Dievas, jisai žinoma yra nemirtingas, bet jam jis net neturi tokios galimybės numirti nemirštant, nes Dievo esminė savybė yra būtis, ar ne? Ir jeigu žmogus gali padaryti tokį dalyką, kurio negali padaryti Dievas, kas iš to? Čia grynai tokios scholastinės, kaip pasakyti, scholastiniai išvedžiojimai, man jis pasirodė įdomus, aš jį sugalvojau ką tik tai. Negaliu pristatyti dar jokio savo požiūrį. Jo. Pasakykime iš to, mes esame tobulesni už Dievą. Bet aš jau bijojau šitą sakyti. Turiuomenį, čia jau, kaip sakant, erezija būtų, manau. Bet galbūt mes galėtume žiūrėti iš kito kampo, turiuomenį, tokia mirtis, negalint numirti,
galėtų būti skaitoma kaip trūkumas. Turiu omeny, mes turim kitų dalykų, kurie Dievui yra nebūdingi. Pavyzdžiui, mūsų pažinimas ir mąstymas yra netobulas ar ne, mūsų gebos nėra tokios pačios. Protas pas mus yra ne vien aktyvus, jis ir pasyvus, mes priimam idėjas pasyviai. Dievas yra vien tik tais aktyvus. Tai mes galėtume sakyti, kad taip, kaip ir su protu, mes turime kažkokį atributą, kurio Dievas neturi, kaip Dievas neturi ir pasyvaus proto, bet tai veikiau yra trūkumas, o ne tobulumas. Turiu omeny visiška būtis, tai yra tikrasis tobulumas. Bet šita vieta man nėra visiškai intuityvi ir nežinau, ar aš visai pilnai sutinku, kad tobulumas būtent turi būti predikuojamas būčiai. Kodėl negali būti tobulas niekis? Na, jis neturi jokių atributų, tai nežinau, ar jam galėtume nei tobulumą, nei netobulumą taikyti. Nieko nėra. Nu, niekis tam tikra prasme yra, kai mes formuojame sakinį. Ar ne? Niekis ta prasme yra. Kai mes galime pasakyti kažką teisingą apie niekį ir tai rodo, kad niekis jisai tam tikrą prasme yra, bet jis jo nėra ontologinio atžvilgiu, jis gali būti nebent loginio atžvilgiu, ar ne? Niekis tarp būties ir nebūties. Kas? Entropija? Aš nežinau, kas yra entropija. Kažkoks ten link chaoso judėjimas. Bet aš nieko nežinau apie fiziką. Tai. Galima biškai nukreipti savo mokus palastinių išvedžiojimų, padarystytų. Apskritai, man galbūt kyla toks įtarumas, klausimas, ar tikrai mes į savo pačių egzistenciją ar būti žiūrime iš šalies, ar tai tikrai iš karto kažkaip nurodo, kad mes galime apie tai kalbėti kaip apie mirtį, nes man atrodo, kad tai galima tiesiog vadinti kaip tam tikrą stebėtojo poziciją, o stebėtojas vis dėlto yra gyvas, aktyvus būtybė. Gyva. Tai man atrodo, čia yra tikra įtampa. Turiu omeny, stebėtojas jisai turi tam tikrą prasme būti būvantis, bet man atrodo, tai, prie ko aš vedžiau viso pranešimo metu, yra tai, kad tu galėtum apie X dalyką kalbėti filosofiškai, būtent filosofuoti apie tai, turiu omeny, tai pasistatyti kaip objektą, ar ne, o ne tik tais kažkokią terpę, kurioje tu pats esi. Tam būtinas išėjimas už to dalyko ribų. Turiu omeny, jeigu aš kalbu apie gyvenimo filosofiją ir vertinu kažkokį tam tikrą veiksmą, tai man visiškai nebūtina tam, kad aš to veiksmo atžvilgiu jį galėčiau įvertinti, tam man visiškai nereikia išeiti už viso gyvenimo, nes aš galiu kalbėti apie veiksmus tarpstant gyvenime, bet apie gyvenimą kaip visumą, dar plačiau apie būti kaip visumą, ar ne? Jeigu mes ją pasiemam kaip objektą, tuomet, man atrodo, kad tu išeini už jos ribų. Turiu omeny, aš vėl tikriausiai ratu kartoju tą patį argumentą, bet tai aš nesakau, kad jis visiškai išeina už būties ribų, nes tuomet jis aktualiai būtų numiręs, ar ne? Aš sakau, kad jis yra numiręs negalėdamas mirti, ar ne? Jis prisiėmė stebėtojo poziciją už būties, bet jis negali iš tos būties išeiti vien tik tais filosofuodamas. Tai neįmanoma. Turiu omeny, tu gali mirti filosofuodamas, bet tu nemirsi dėl to, nes tu filosofuoji, tikiuosi.
Taip, taip. Yra tas skirtus, toks kaip sievos nuo kūno atsiplėšimas, ja? Ne, nėra. Bet tai yra savotiška mirtis. Aš nesakau, kad tai yra mirtis par excellence. Tai yra tiesiog mirties rūšis ir ji įdomi tuo, kad ji yra paradoksiška, tu miršti iš tiesų nemirdamas. Būti šviesa. Ar yra dar klausimų, ar mes galim prieiti prie kitų klausimų? Valingumą teorijas. Aš pasitariu, kuo tu mane laikai? Žinoma, kad turi. Net čia labai svarbu, kad atsakyti tą klausimą pirmiau. Apie ką būtent kalbam? Kas pirmiau, Ar valia, ar pažiūros? Ar dėl pažiūrų tu gali valingiau gyventi, ar dėl to, kad tu jau esi valingas, tu prisiemi tam tikras pažiūras ir jas veiki? Jo. Jo, jau. Bet... Čia reikia valingumo teorijos, kad atsakyti, na, ar valingumą, ar valia keičiama savybė, ar nekeičiama, ir valia kaip siejasi su kitomis savybėmis. Kad atsakyti tokius klausimus, reikia valingumo teorijos. Bet, sakau, čia man atrodo būtų labai jau atskira tema, kur turėtume keistis labai greitas. Jeigu taip trumpai bandant sakyti šitą klausimą, kas yra valia, na, tradiciškai tai įsivaizduojame kažkokią ryšių mums veikti. Ir ją mes galime įvairiai realizuoti. Na, toje krikščioniškoje tradicijoje valia įsivaizduojame kaip kažkokia atskira instancija priklausanti sielai. Bet jeigu mes šiais laikais esame visi fizikalistai, manistai, mes turime atskirti sielos postulatą, ir tada kyla klausimas, tai kas ta valia. Na, kai kurie mąstytojai kalba apie tai, kad, pavyzdžiui, mes valią galime įsivaizduoti kaip įvairių organizmų egzistuojančių įvairių sąveikų, ir priveda prie tam tikrą veiksmą. Būtų toks fizikalistinis. Ir tada, na, jeigu jau čia kalbant apie tą temą, tai būtų žmonės, kurių organizmuose įvyksta tam tikros jėgų kombinacijos, kalbant apie potraukius, troškimus, afektus, emocijas ir taip toliau ir panašiai, kurios, kaip tam tikras vektorius, žmogų nukreipia vienu tikslu. Pas kitus žmonės galbūt egzistuoja didesnis chaosas tarp jų jėgų, tarp visokių troškimų, siekti ir panašiai. Dėl to tokie žmonės, jie neturi vieno konkretaus tikslo, jie savimi daug nebijama ir taip toliau ir panašiai. Čia tokios būtų gairės dalykas. Tai yra chaosas. Atsiprašau, kartais tyliai kalbu. Ten yra daug jėgų. Yra kažkokie interministiniai faktoriai iš išorės, kažkokios medžiagos, čia plaukioja smegenyse. Yra kažkokia savideterminacija, kuri irgi determinuota, bet vis tiek yra savideterminacija. Jo, šiaip tai kalbant apie valią susideda į tą kryptingą kažkokį judėjimą. Jo, tai ką aš dabar čia sakiau, aš daugiausiai tiesiog perfrazavau Nyčės tavo. Jis taip maniai įsivaizduoja. Bet aš neseniai, galbūt kas nors iš jūsų esate klausę Hubermano, Andrius Hubermanas, toks yra podcasteris, neuromokslininkas. Jis nurodė tokius gan įdomius tyrimus, kad mūsų smegenyse egzistuoja atskira smegenų gan aiškiai išskiriama dalis, kuri priklauso būtent nuo to, kad jeigu mes ją stimuliuojame, žmonės tampa labiau gabūs atsispirti nuo įvairių troškimų ir impulsų, bet taip pat ir siekti tam tikrų tikslų, nepaisant įvairių kliūčių ir trikdžių. Čia labai irgi būtų kita teorija, kuris sakytų, kad valia yra mūsų smegenų tam tikros dalies nulemta netgi kažkokia būsena turbūt, taip, kurią tu gali aktyvuoti ir tada žmogus arba sieks, arba jis atsispirs. Čia, sakau, čia yra jau teorija, bet visos tos teorijos daugiau mažiau kalba apie individualius skirtumus. Ir nes ir, pavyzdžiui, ta Hubermano teorija, jis sako, kad
egzistuoja žmonės, kurie turi didesnę tą smegenų dalį ir žmonės, kurie turi mažesnę tą smegenų dalį. Ir galbūt tai nėra labai politkorektiška, bet pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių būtų tai, kad žmonės, kurie turi daugiau viršsvorio, pas juos tos smegenų dalis būna mažesnė, jie turi mažiau mažus fiziologijos. Bet sakau, kur čia toliau su to keliauti, tai aš nežinau. Čia galite būti jeigu. Dabar reikia daryti tada eksperimentą ir tikinti, ar kažkokie įsitikinimai gali didinti tą smegenų dalį. Bent jau tą neuromokslininką, tai tą smegenų dalį ugdo ir didina tiesiog mūsų valios aktai. Ir mes kuo toliau, tuo labiau, pavyzdžiui, darome dalykus, kurie mums nepatinka, kurie mums kelia nemalonumo, bet mums juos reikia daryti. Na, pavyzdžiui, sportas, sakau, nežinau, mums maisto atsisakymas ir panašiai, tai ta mūsų smegenų galiu įsavo. Kalbėjimo atsirinkimas nėra visiškai pavyzdys susijęs su valios neturėjimu. Nes yra dar tokie dalykai kaip genetinės tokios ligos, taip pat dar yra Černobylio buvusi nelaimė, kur gal mūsų kartai neturi tiesioginės laisvės, tačiau tai pereina genetyviai per kartas. Tai va, tai dar yra. Taip, faktorių gali būti įvairių. Bet čia, man atrodo, būtų labiau tokios išimtis. Papildomas. Kaip atsiskaityta vis tiek organizmas. Bet tiesiog faktorių yra įrodymus, kurie nėra išimtis. Gali būti, aš nesu šitos lyties ekspertas, tai nepriimkit mano žodžių šitais. Aš sakau, aš dėl to ir nenorėjau apie tai kalbėti, nes mes jau pradedame nerti tokius dalykus, kurie yra labai problemiški, tai tikrai ne mano ekspertų dalykas. Tai labai noriu padėkoti tiek Vyčiui, kuris jau išvyko, tiek ir Viktorijai už labai įdomų puikų pristatymą. Jau matau, kad 8 valandos, jau tikrai laikas labai greitai prabėgo su pristatymais, su jūsų įžvalgom klausimais. Tai kviečiame jūs dar kartą išsinešti šitas patiktas idėjas, klausimus, kurie kyla ir prisijungti prie mūsų Archės Discordo paskyros ir tenai iškelsime šitą mirties sampratos klausimą, kviesime jūs pateikti savo klausimus, savo idėjas, kurios kilo po šio vakaro ir pratęsti šią diskusiją ir galbūt dar kils idėjų antram susitikimui. Toliau pratęsti dar daugiau gilintis į šitą mirties, pomirtinio gyvenimo temas ir panašiai. Tai kol kas labai noriu padėkoti visiems prisijungusiems ir gyvai ir nuotoliu, kas susitikote. Ir dabar, nežinau, laisvas laikas susipažinti, paplepėti ir pasidžiaugti bendrystę. Tai ačiū labai visiems. Jau?